BetSafe kazino, BetSafe lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Raktelis toks ir kaip visada ar senas ar naujas Porschas, užkūrimas kairiai pusėj. Sveiki visi prisijungę į naują video, tai galbūt net ir dabar atpažįstat, kur čia esu. Tai vienu žodžiu taip gavosi, kad atskridau vienai parai į Vokietiją ir aišku, aplankau brolį bei Ring Freaks. Ir kaip tik turime visiškai naujutėlį automobilį, jų pasirinkime, tai Porsche Cayman 718 GTS. Jeigu Ignas atsilaisvins kaip nors tarp darbų, galbūt ir pats pakomentuos, kas čia įvyko, bet dabar pabandysiu pats tiesiog apeit bei apžvelgti šį automobilį. Plus, po to, man atrodo, reikės ir pravažiuoti. Tai prieš pradedant spaudžiam patinka, kas esate nauji arba kas esate tiesiog nepaspaudę subscribe, spaudžiam subscribe ir žiūrim, ką čia turim. Iškart galiu išduoti, kad tokie Porsche bus du, tai šis yra jau sukonstruotas ir net šiandien yra išnuomotas važiuoti Nürburgringe, tai vat turim kelias valandas pasižiūrėti ir viskas, o kitas dar yra procese. Iš tikrųjų, kaip pagalvoju, tai ne taip ir senai šitie Porsche dar buvo standartiniai, tik nupirkti, bet kadangi komanda tikrai turi labai daug patirties, žiauriai daug patirties ir viską daro pas save vietoj, tai vat galima suspėti dar į tą patį sezoną. Dabar galvoju, nuo ko pradėti, ar nuo lauko, ar nuo vidaus, bet galbūt net įdomesnis yra vidus. Tai standartiškai turime lankus, sportsytai, žodžiu, visa saugumo įranga, kad galėtum lėkti saugiai trasoje. Iš tikrųjų, tai pats Porsche'as jau iš savęs yra pagamintas ir sukurtas trasai, tai visame pasaulyje yra šio brando didžiulis hypas. Faktas ir Nürburgringe Porsche'as yra mėgiamas, rodo net ir standartiniai automobiliai labai gerus laikus, o čia dar turėsim vieną kitą modifikaciją. Turbūt ir už Igną galėčiau dabar atsakyti, dėl ko šitie Porsche čia atsirado. Tai tiesiog tas pats hypas, populiaru, žmogus nori tokio automobilio, bam, prašau, gali imt, išsinuomot ir lėkti į trasą. Iš tikrųjų, pas mane irgi namie stovi Porsche'as dėl tos pačios priežasties. Tai visiškai kita sritis offroadas, bet taip pat senas Porsche Cayennas yra vėlgi didžiuliam hype į offroadą. Geras gyvenimas, pas visus dabar po Porsche, po 2, o jeigu noriu kažko paprastesnio. Prašau, Volkswagen Golf, tautos automobilis. Tai iš tikrųjų, ką aš norėjau padaryti, tai pasijungti diagnostiką. Aišku, faktas galim padaryti ir ant Porsche, ir ant Golfo, ir ant BMW ir taip toliau, bet Golfo jau senai nematėm šitam kanale, tai paimsim ir pasijungsim OBD11 diagnostiką. O čia irgi Ring Freaks standartas, pilni lankai, visas saugumas, važiuoklė paruošta, sėdi ir lėki. Tai hebra, iš tikrųjų nesvarbu kokį turit automobilį, bet manau kiekvienas norime gyventi kuo paprasčiau ir patogiau. Tai tam yra tikrai reikalingas dalykas OBD11 diagnostika. Tai jeigu turite automobilį nuo 2008 metų, kuris turi OBD2 jungti, galite drąsiai pirkti šią diagnostiką ir visas problemas išspręsti patys. Tai toks mažas dalykas, jums nuskanuos motorą, dėžę, kitus blokus ir parodys, kas yra negerai. Tai jeigu norite įsigyti šį prietaisą, galite spausti linką video aprašyme, galite pasinaudoti QR kodu arba tiesiog atsiminti kodą NORBE, nes su juo gaunate -10% nuolaidą obd11.com puslapyje. Aišku, taip pat nepamirškit, jeigu pas jūs yra BMW, E-serija, F-serija, G-serija ir taip toliau, VA grupės automobilis bei Toyota ar Lexus, jūs galite naudotis One-Click aplikacijom. Tai su jom tiesiog pasikeisite tam tikrus settingus, kurių taip negalėtumėt pasikeisti ir taip pat atsirakinsit užrakintus dalykus savo automobilyje. Tai pirmas žingsnis, pasijungiam prietaisą, tada atsidarom OBD11 appsą ir jungiamės prie automobilio. Išduosiu vieną paslaptį, tai ant skydelio dega engine checkas, vis dėlto šitas Golfas stovi ant remonto, tai galėsim išsiaiškinti, kas yra negerai. Tai automobilis jau pagautas, Golf GTI, skanuojam. Praeis visus blokus ir pamatysim, kas yra negerai. Jau matom, kad engine checkas
ir kažkas variklyje tikrai bus. Dar keltas klaidų. Ui. Einu pakviesiu Igną, nes panašu, kad darbai dar taip greit nesibaigs. Hebra, pasitikrinkit savo automobilius, turime 53 klaidas, aišku, taip, yra ir airbago klaidų, nes vis dėlto automobilis sportui, tai toks truputį aprinktas, bet visumoje tikrai nemažas skaičius. Tai pasidarot diagnostiką ir faktas tas visas klaidas galite analizuoti, trinti ir taip toliau. O dabar pasižiūrim one-click aplikacijas. Va toks listas pasvagus. Jūs pažiūrėkit, kiek čia funkcijų ir realiai keli paspaudimai, viskas padaryta. Eik tu savo, sąrašas nesibaigia. Wow. Rimtai, kur galas? Nėra. Kaip matote, galimybių tikrai labai daug. Tai tikrai vertingas device'as visada turėti po ranka. Tai ar nutiko kažkas jūsų pačio automobiliui, ar reikia pagalbos draugui, ar galbūt net važiuot pirkti kažkokio varianto, bam, pasijungiat ir matot visą reikiamą informaciją. Ir aišku, nepamirškit su kodu NORBE -10% visai OBD 11 produkcijai, tai visi linkai video aprašyme, arba galite skanuoti šį QR kodą ir įsigyti tikrai nuostabų prietaisą. Gerai, tai grįžtam prie Porsche, dėl kurio čia ir susirinkom. Tai vidus jo, viskas kaip ir aišku, lankai, sportsitai, diržai ir panašiai. Išorė, ką matot, BBS ratai, tada aišku Michelin Pilot Sport padangos, sport kaladėlės, diskai standartiniai, tada ką galima eiti prie variklio. Tai dabar, jeigu nesumeluosiu, turime 2.5 litro motorą, 4 cilindrai, turbo ir kažkas virš 350 arklių. Prie to pačio stovi automatas su 7 bėgiais. Automobilio svoris turėtų būti apie toną 400 ir grįžtant prie to, kas jį laiko ant asfalto, tai važiuoklėje stovi KV Suspension Coilai. Tai viskas kaip ir aišku, turbūt reikia sėsti už vairo ir važiuoti. Į trasą kol kas nelėksiu, tai kažkur čia netoli pasivažinėsim. Tai tikrai dar teks sugrįžti ir pralėkti normaliai. Raktelis toks ir kaip visada, ar senas ar naujas Porsche'as, užkūrimas kairiai pusiai. Let's go. Pirmas experience, kad šaltas dirba kaip dizelis. Tai iš tikro gerai, man dizelį patinka. Šiaip, kalbant apie šitą Porsche, tai Denofa iš Formula Drift, nors dabar jau Formula Drift net ir nebevažiuoja, pasidarė tokį patį Porsche būtent driftui. Tai tikrai įdomus buildas ir vėlgi galim sugrįžti, kad tai ir kuria tą visą Porsche hypą. Kol variklis šyla, galim pasvajoti apie kokį nors panašų Porsche, nes Cayenne'as tai yra viena tema, bet va toks track toolas jau kitas lygis. Tai atsidariau aukcionus ir iškart matau 3 variantus. Tai turime 216 GT4 Caymaną, tada 215 GT3 911 ir dar vieną Caymaną GTS. Tai žinokit, yra vienas įdomus dalykas, pasitikrinau šiuos Porsche'us per carvertical.lt, tai vat jeigu kažko ieškot, kažką norit nusipirkti, visada sužinokit tikrą automobilio istoriją ir su linku video aprašyme arba kodu NORBE gaunate -20% nuolaidą savo ataskaitai. Tai kaip ir minėjau, pačekinau šios Porsche'us ir turime tokį vieną niuansą. Tai faktas, žalos įrašas yra užfiksuotas pas kiekvieną Porsche, ar tai būtų Caymanas ar 911, žala lieka visam. Tada matome labai daug nuotraukų, dar kol automobiliai buvo sveiki, tai va šita vieta man ir užstrigo. Kiekvienas Porsche'as buvo parduodamas ir net ne po vieną kartą. Tai aišku, suprasčiau, jeigu čia būtų kažkoks Passatas, tautos automobilis, ar tas pats paprastesnis BMW, tai einama prekė, tu perki, parduodi ir taip toliau. Bet čia turime retesnį variantą, Porsche ir dar ne bet kokį, o galingesnius modelius. Tai įsivaizduoju, kad turint tokį automobilį, ar tu važiuoji daug, ar tiesiog laikai jį kaip pramogai, tikrai tu jo nepardavinėjai kas metus. Tai čia yra viena iš tų vietų, prie ko galima prikipti, nes perkant brangesnį automobilį, tu tikrai nenori, kad jis jau būtų pakeitęs daugybę savininkų. Plus vienas iš Caymanų yra, man atrodo, 22 metų, o jau turi gal 4 ar 5 savininkus. Grįžtam į ataskaitą.
Su ridom kaip ir viskas gerai, pas visus daug fiksavimų, viskas gražu. GT3 irgi. Bam, 11 įrašų. Tada Kaimanas GTS, irgi 11 įrašų, rida beveik 40 000. Dar grįžtų prie Kaimano GT4, tai čia turėjome 18 fiksavimų ir rida irgi beveik 40 000. Su rida viskas gražu, labai daug fiksavimų, čia turbūt dėl to, kadangi buvo atliekami aptarnavimai ir taip pat automobiliai buvo dažnai parduodami, tai ta rida ir buvo užfiksuota. Tada, kaip minėjau, turime, aišku, ir žalos įrašus pas kiekvieną, informaciją iš techninės pusės ir labai daug pardavimo įrašų. Žiūrėkit, buvo parduodamas, pasikeitė savininkas, vėl pasikeitė savininkas, dar kartą pasikeitė savininkas ir dar kartą keitėsi savininkas. Galim pažiūrėti ir kitą variantą. Tai vėlgi daug kartų parduodamas, tikrai labai daug skelbimų. Tada matom 20 metais dar kartą parduodamas, 21 pasikeitė savininkas, 23 pasikeitė savininkas ir 24 užfiksuota žala. Su šituo Kaimanu lygiai tas pats. Vėl pasikeitė savininkas, parduodamas, pasikeitė savininkas, žala. Tai tikrai labai daug istorijos galima sužinoti per carvertical.lt. Nepamirškit, linkas video aprašyme arba kodas NORBE minus 20% jūsų ataskaitai. O vat perkant Porsche tikrai yra ką paanalizuoti. Hebra, paspaudžiam patinka, surenkam 2000 laikų ir nusiperku Porsche. Šiaip turiu vieną. Arba į ką nusipirksiu mažą mašinytę, Hot Wheels. Gerai, viskas, metamės diržus ir galim bandyti važiuoti. Svarbiausia šito dar nenusipirkti anksčiau laiko ir viskas bus gerai. Nu gerai, pradžia yra. Viskas normaliai. Opa, diržai padoriai, galim važiuoti. Aišku, reikės važiuoti pagal kelių eismo taisyklės, tai kažkokio stebuklo nesitikėkit. Bent jau paenjoyinsiu naujų Porsche. Iš tikro, pirmas įspūdis, kad kai salonas yra išrinktas, tikrai girdžiu visą galą. Tai kas yra keista Porsche, nes, nesi pratęs, kad iš Porsche padaro tokį triaktulą. Aišku, čia nėra naujiena, bet pačiam man asmeniškai tai už tokio automobilio vairo tikrai pirmas kartas. Suprasčiau, kad su Kem 6 kokiu važiuoju, tai jo, kasdienybė. Smooth, ramiai, gražiai. Dabar galvoju, ar nereiktų įsijungti sporto, nes nemanau, kad čia iškart ant sporto viskas užsikuria. Tai tuo reikia pasižiūrėti settingus. Aišku, dar galim duoti truputį pašilti iki galo motorui ir galėsim truputį paspausti. Vis dėlto esam Vokietijoje, rasim kokį autobaną, viskas good. Iš tikro radau, tai čia viskas ant vairo. Bam, sport ir galim įsijungti Sport Plus. Iškart tikiuosi girdit, kaip pasikeitė automobilio darbas. Realiai matau, kad gatvėje net nebūtinas tas Sport Plus, nes apsukos aukštai, o kur paspausti vis tiek neturi. Smagus aparatas. Labai gerai būtų patekti į trasą. Gal kaip nors išeis. Jeigu ne šį kartą, tai kaip ir sakiau, reikės tiesiog sugrįžti. Girdisi turba, viskas. Gerai, pabandom dabar tiesiog ant sport, kas greičiausiai bus net maloniau tiesiog kažkokiais įdomesniais keliukais važiuojant. Ketvirtas, penktas bėgis ir jau norisi pristabdyti.
Jeigu turit klausimų, kaip toks automobilis gali Vokietijoje važiuoti legaliai gatve, tai iš esmės tas pats, kas ir Lietuvoje. Čia šie automobiliai turi vokišką sport pasą. Tai žmogus pasiėmęs nuomai kuri nors automobilį, nuo Ringfreaks pats nuvažiuoja iki trasos. Tai kažkur gaunasi nuo Ringfreaks iki įvažiavimo 7 kilai. Tai va dar gali pajust truputį automobilį, priprast ir tada šaut į trasą. Eik tu savo. Kai pradedi spaust, tai nebelieka klausimų, kad pradžiai garsas buvo kaip dizelio. Apsukos tik eina. Tikrai ne kaip pas dizelį. Ui, stabdo kaip maloniai. Eik tu savo. Viskas. Man užteko. Normaliai, kad paliektum, tikrai reikia važiuoti į trasą, o ne kažkur autobane būti. Nu gerai, dar kartą. Kaip gerai. Vis dėlto 300 PM plus arkliukai turi max sukibimą, max kontrolę, tai visai kitaip, kai drifte turi ten 500, 600. Blemba, didžiulis skirtumas. Ir automobilio svoris čia iš tikrųjų nėra kažkoks super mažas, tona 400, bet važiuoja tai tiesiog wow. Galiu tiesiog pasidžiaugti. Ką, sėkmingai grįžau, viskas gerai. Nenusipirkau dar Porsche, turiu vieną namie, gal kada turėsiu ir dar kokį. Užskaitau, visiškai gaila tik vieno dalyko, kad į čia atvariau tik vienai parai. Tai kaip ir sakiau, jo, dar reikės atliekti ilgesniam laikui, tai tikiuosi, kad tai bus arba vasaros gale, arba rudenį. Ir pagal planą idėja yra atvažiuoti su savo E90. Tai va dar pakeliui aplankyti Lenkijoje gal kokį eventą, gal kokį spotą ir aišku po to užsičekinti Nürburgringe. Tai žiūrėsim kaip gausis, o dabar gera žinia, Ignas atsilaisvino keliom minutėm, tai vad galės duoti komentarą iš savo pusės. Pagaliau mes paleidom Porsche, tai čia mūsų naujausias automobilis iš Ringfreaks automobilių parko. Ir Norbertas turėjo galimybę būti vienu iš pirmųjų, kuris jį išbandė dėti gatvėje, nes šiandien jau automobilis yra išnuomotas į trasą. Tai visų pirma, kodėl mes priėjom prie Porsche į Ringfreaksus? Tai turėjom visą laiką kelis jau paskutinius metus, kad norėtume kažkokio greitesnio automobilio į mūsų autoparką. Ir greičiausiai galvojom apie BMW M2 arba BMW M3, tačiau kai pasižiūrėjom, kad kiek reikia įdėti darbo į M2, kad jisai pradėtų važiuoti gerai trasoje, kad jis būtų patikimas, tada tiek kaina, tiek performances gaunasi kaip ir prastas ratio. Ir į Porsche vis pažvelgdavau, tačiau kainos būdavo gana nemažas, bet galų gale nusprendėm išbandyti. Ir paėmėm šį naujausios kartos Porsche Cayman GTS, kuris yra su 2,5 litro turbo varikliu. Kaip ir gerai, kaip ir blogai. Porsche entuziastai tikrieji nelabai mėgsta šito modelio, nes jisai yra 4 cilindrų turbo variklis, o tikrieji entuziastai mėgsta 6 cilindrus bokserį be turbinos atmosferinį. Tai šitam automobiliui šiek tiek kerta per kainą naudotiem automobiliam, bet tai padaro super automobilį važiuoti trasai. Tie, kurie netiki į Porsche kaip į dievą, bet jie nori puikaus automobilio trasai, tai šitas automobilis yra tikrai puikus. Taip gavosi, kad įsigijom ne vieno, iš karto 2 Porsche, tai vieną jau paruošėm, kurį Norbertas išbandė,
ir antrąjį ruošiam. Iš tikro, kadangi Porsche gamykla iš karto kuria šitos automobilius su idėja, kad jie važiuos trasoje, tai jo beveik nereikėjo mums modifikuoti. Tai kaip ir visose mūsų automobiliuose mes sumontavom saugos lankus, sportinę sėdynę, 6 taškų diržus dėl saugumo, tai čia kaip kas be ko. Geresnis stabdžių kolodėlės, geresnis stabdžių skystis, kiti ratai, kitos padangos. Apart to automobilis yra beveik standartinis ir jis iš karto yra žiauriai greitas. Šią savaitę man teko šį automobilį pabandyti trasoje, tai aš buvau tiesiog nublokštas tiek, kaip veikia pavarų dėžėje, tiek kiek galios jis turi, nors tik tai 365 arkliai, bet jisai tiesiog skrieja, nes jisai gana lengvas. 1400 kg su pilnu baku, tai šiuolaikiniam automobiliui tai yra žiauriai lengvas, žiauriai galingas ir su 7 bėgių PDK dėžė ir stabilumo kontroliam jis kai tik pats važiuoja trasai. Tai štai, šis Porsche yra naujausias automobilis mūsų autoparke Ringfreaksų. Parašykit komentaruose, ką jūs manote apie Porsche Ringfreaksuose ir ar tikrai Porsche 4 cilindrų turbininis nėra tikras Porsche. Parašykit, ką jūs manot, aš einu darbuotis, o Porsche neužilgo važiuos į trasą. Tai va, apie Porsche tiek, kaip ir Ignas sakė, pažiūrėsim, ką jūs parašysit. Va, Kraunas ir Tesla renkasi klientai, tai tuoj visi pradės lėkti į trasą. Galbūt ir aš bent jau nuvarysiu pasižvalgyti, kažką parodysiu, kažko neparodysiu. Taip pat Mantas grįžta iš Myto, tai vat priežastis, dėl ko aš atsiradau Vokietijai, irgi kartu prisijungiau į kelionę, palaikyti kompanijai. Tai va toks blitz tripas, kuris, manau, gavos visai neblogai. Tai trasoj pabūti pavyko, tik tiek, kad pasirinkau tiesiog pasimėgauti ir nieko nefilmuoti. Tai vat su veiksmu iš trasos sugrįšime kitą kartą. Tikiuosi, kad video patiko. Šiam kartui tiek, susimatom sekantį. Aišku, reikia užsičekinti dar prie ženklo ir galim važiuoti namo.